Šitie produktai yra mažiausiai palankus mūsų sveikatai. Šių produktų racione neturėtų būti, juos reikėtų keistis į viso grūdo kruopas ir būtent racione įtraukti bent vieną porciją grinų kruopų kiekvieną dieną. O šie produktai yra mūsų sveikatai mažiausiai naudingi ir baltų miltų gaminių nei saldžių, nei nesaldintų reikėtų atsisakyti, vengti tam, kad neturėti lėtinių neinfekcinių ligų ir išsaugoti normalų kūno svorį. Jeigu renkiesi duoną, svarbu atkreipti dėmesį, kad jinai būtų bemielė, kad druskos būtų iki 1 gramo, cukraus iki 5 ir skaidulinių medžiagų daugiau negu 6 gramai 100 gramų. Ir rinkis duoną, kuri būtų ruginė ir geriausia, kad tai būtų ekologiška duona. Jeigu renkiesi čia, pirmenybę teik viso grūdo duonai, nei baltų miltų duonai. Gausi daugiau skaidulų, o skaidulos reikalingos ne tik virškinimui, bet ir prevencijai lėtiniam neinfekciniam ligom. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like, komentaruose rašyk daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip įsirinkti maisto produktus atsakingai ir išsaugoti normalų kūno svorį visą savo gyvenimą. Sek mane ir prenumeruok naujienas Sveikatai palankus puslapyje ir sužinok pats pirmas mitybos rekomendacijas skirtas tau.